Labukas, draugužiai, mano. Ir šiandien žaisiu hororį. Ir draugužiai, aš nusipirkau šitą ritmę ir aš labai gailėsiu, bet, ne, visai gerai. Gerai, šiandien mes žaisim hororą. Aš nežinau, kaip ir bus su balsu, nes aš nieko netikrinu. Aš iš karto įkeliu. Ir labai prašau, už šitą, kad aš nieko netikrinu ir man daug kartų sunkiau. Patikit man laiką, aš būsiu labai linksma. Nes aš jau 2 video įkėliau. Čia iš tai buvo labai ilgai. Ir laukti reikėjo. Mes kažkokie neperkmūn suprasti kur. Iš vis. Mums pasakinėtis tą galim. Labai yra gerai, kad mes šokinėti galim. O jeigu negalėtumėm, tada mums būtų... Nu, kas suprato, tas suprato. Nu, karočią, aš einu kaip kažkokia statuja, aš nejudu. Tokia, Nu va, normaliai eit pradėjau. Nu labas, aš hello suprantu. Lyse. Labas, Alyse, ar kaip ten tave, Aise. Nu, nežinau, kaip ten tave vadinti. Vadinsiu paprastai, Nik Čeliukas, arba Čelyce. Vadinsiu ją Čelyce. Jokingai. Ką? Kur jūs sako taip? Ir aš tuoj paaiškinsiu, dėl ko aš turiu tiek tų robuxų. Aš visada tik pridau tik 80. Man šiandien nupirko, žinot kiek? Už 5 eurus. Aš labai linksman, bet jau viską ištratinau labai greit. Aš nežinau, kaip taip greit viską galim ištratinti. Už vieną dieną jau nei vienas dienas nepraėjo, jau 1066 robuxai. Aš atsimenu labai gerai. Bet mane atmintis ant robuxų milijardinė. Nu, milijardinė. Kaip ten tave? Čelyčia. Aš vadinsiu Alyce arba... nežinau kaip. Na, arba Danielė Modesta, ar kaip ten. Irinė. Auzė. Daimantė. Ar kaip ten. Na, aš ją vadinsiu Daimantė. Geriau. Taip, aš jiems su pica iš karto sakau. Bet tikrai, eismas ant mane žiūrisi puikiai, aš negailėjusi. Aš nesigailiu. Nu, pažiūrėkit, kaip jis ant manęs puikiai žiūrisi. Man atrodo, visiems jau patiko. Bet jis ir yra ir mergaitiškas, ne tik berniukiškas. Jeigu kas. Pizza. Atvežkit mum pizzą. Atvežkit mum pizzą. Labai prašau, atvežkit. Aš noriu tikrai realybėj pizzos, bet aš Roblox'e turiu už tą pizzą. Aš nenorėjau pizzos. Nu, aš būsiu angliškai, parašysiu Taip. Ne, čia nėra. Aš rašau kaip sraigė. Aš draugužiai mano per 1000 milijonų metų radau. Ir mes galim pavalgyti pizzos. Nehylina, žinokit. Viskas, aš suvalgiau pizzą. Nu, čia yra puiku. Aš sakiau jums, aš kol radau tą raidę, jau visą pizzą atvažiavo. Žiūrėk, pas tą Daimantę keistas nuotraukos, va čia kažkoks lėktuvas, kuris krenta, tikrai keista. Nu, jūs jeigu įėjate darželę, aš žinau, yra vaikų, kurie neįėjo darželę, tikrai žinot, kad tokių nuotraukų
Nu, nėra į darželį tokių nuotraukų. Arba kažkoks šuniukas, arba giminės. Nu, tikrai netokios nuotraukos. Nu, čia jau žiauringai keista. Ir arba šitas video bus po valandą. Aš suprašau, draugužiai, aš nežinau, ką man daryti. Ir ką mums dabar daryti? Aš nesuprantu. Šitas video neturi eiti po valandą, dėl to nes aš šitą žaidžiu ne vieną kartą, tai buvo gal 20-30-4 minutės, arba 30. Tikrai nebus po valandą. Oi, tuoj monstrai ateis, bėgam nuo čia, man tai nereikia jokių monstrų. Ir jūs galite gauti kokius sakinius, nu tos sakinius po 80 arba po 1000, ir tos plaukus po 1000 galite gauti nemokamai. Paprastai reikia užeiti vieną kartą, nu kas žino, ir parašyti promokodą 30, kai likę didžiuojam. Ir, aš toliau nežinau. O paskui galite parašyti, žinot, ką reikia parašyti? Reikia parašyti, 18K ir jums bus pinigai ir jūs galėsit nusipirkti nemokamai. Tik nespauskit ženkliuką Roblox. Nusipaužiu Robuxus. Ir jūs galim gauti nemokamai. O kas jau žinojo, tai jūs gudriausiai. Aš nežinau, šitas video tikrai bus ilgesnis nei iš visų mano video. Aš neįsivaizduoju, kiek jis krausis, gal valandas, 2, 3. Gerai, aš žinokit, minifilmas ir jie būna po 3, po 1 valandą. Tai tikrai man tas laikas praeis per sekundę. Ir ten žinokit įdomu, bet jie rusiški. Kas supranta rusiški, padėkit laiką rusišką. Ir parašykit komentaruose, aš suprantu rusišką ir kaip tu, Roblox Bear. Man bus tikrai, aš suprasiu, kad iš mano auditorijos yra tie žmonės, kurie supranta rusišką. Ir mes galėsim kalbėti rusiškai ir žiūrėti mini filmus. Tikrai jis rusiškas. O jeigu tu nežinai rusiško, tada nesiliūdink, gal išmoks. Ir aš žinau, kad pusė mano auditorijos čia yra lietuviai ir pusė auditorijos mano čia yra rusai. Tai tikiuosi aš daug savo auditorijos, paprastai, nepradėks man daug auditorijos. Tie yra rusai. Man kažkas rusujus. O Dieve mano. Lina. Aš ją vadinsiu Armandė. Ką jūs dabar pats klausot? Aš ją vadinsiu Armandė, aš nepraskaitau. Aš noriu ant viršų miegoti. O čia. Ir puikiai. Ne, mergaitė, jin prie manęs guli, aš nemėgstu rūžavą, tikrai sakau. Bet Maikės ir visokius gėlės man galim pirkti rūžavas. Taip. What the fuck? Juodas ekranas. O Dieve mano, jau video labai ilgas. Nežinau, kiek man iškrausis. Ana. Čia paprastai nuo Anos. Pala. Aš neteisiau. Aš nežinau, ką jūs čia suprato, Och.
no. Suprantu kažkaip. No. No. Nu, atsiprašau, aš netyčia. Aš angliškai visai nežinau. Давайте, aš pasakysiu, kad aš lietuvių ir aš angliškai iš vis nežinau angliškai. Nu ne, aš tik negalvoju. Bla. Gana matematikos. Jie matrica. Nu, čia blogas žodis sako. Sako blogus žodžius, da. Nieko aš nesuprantu, aš nemėgausiu. Mes jau sekėlėm. Где русские? Ne, čia ne aš. Не, ну що мені ви заїбали. Некоторые дėmesį, kad mano nikas Roks. Čia ne mano tikras nikas. Aš savo tikro niko, aš specialiai pasikeičiau, kad jūs mano tikrą niką nematytut. Nu, man jį pakeitė. Dėl to, nes aš visai tos skaičimus nesuprantu. Davai. Kur mums sako eiti? Mums sako eiti į lauką! Aš būčiau kalbėjau iš ne į lauką. Mums neleidžia. Mums leidžia eiti į lauką. Dieve, man vis tokį kamelį mačiau darželį, tada va aš išpratėjau. Koks čia Niko rašo aujį. Čia ne šitos. Va šitą rusę. O dieve man, jinai nikas savo pasikeist nemoka. Aš irgi aišku nemokėjau. Bet... Nu, keistas nikas, mano nenormalesnis. Nu, nežinau, aš rusų nekenčiu. Jie specialiai daro Ukrainai blogą. Вот Украина. Man reikia eiti ir aš paliksiu kažką už bebėbą. Aš nenoriu būti bebėbą, tik nes. Aš nieko nemoku. Aš. Čia negerai. Dėl to nes aš būtų... Pala. Čia kurso nėra. Tada gerai. Kas čia dar per šiukšlė vyksta? Vaik greičiau čia. Davai. Greičiau imkit šitą šiukšlę. Ar kaip žinote, magnetų šakelės, ar kaip... Nu tą gešintuvą imkit. Oh no. Putinas eina. Putinas, neik prie ugnio, tu susidegsi. Jis ką pridirbo? Putinas kažką pridirbo. O dieve mano. Putinas visus namus sudegino. Išpratėjo Putinai. Tai kita, kaip ten, Armandė susitegs. Pala, o kad Armandė išėjo, atsirado monstras. Armandė čia yra monstras, Armandė. Tu savo namus sudeginsi. Taigi čia ne darželis. Armandė,
Kur tu esi? Nu, Armanda, nu tu visai. Aš kad reikia spausti knopkę, jeigu aš ten darys. Aš rašysiu no. Dėl to nes tą knopkę nereikia spausti. O dieve mano, man yra šitą portretą reikėtų kažkur pakabinti sienos, o ne tuo lėktuvu kažkokiu. Jie negražus. Nežinau, man tai jie negražus. Nes to dabar pradėkusio žaidimo jau 15. Nusiramink, tu praeisi visą žaidimą ir nebus valandą. Mums reikia kažką surasti. Nieko nereikia surasti. Mums reikia išėjimą rasti. Čia dar sunkiau. Aš nieko. Kur aš da... Kratau. Aš tave nefilmuosiu, Rusija, nebejok. Žinoma, kad ne vieną pasiliko. Kur mes esame? Pas mane irgi toks klausimas, kur mes? Iš vis kokioj rūroj mes. Ir mūsų bosė numirė, tai dabar kažkas kitas bus bosė. Kažkodėl visi tai pabėgo ant stogo, nežinau. O kodėl? Iš karto jiem plaktuką ir duot per šitom durim. Aš nenoriu pasilikti su monstrais. Iš karto sakau. Ne, nu, man jau labai blogai. Nusiramink, Modesta. Nusiramink. Pala, kaip tu išėjai iš virtuvės? Oi, jos taigi nėra. Mūsų busė pralašta, reiškia, kad nebusė. Reiškia, dabar aš būsiu busė, arba šitą mergaitę Rusė, arba Data. Aš nenoriu būti busė, nes viską sakyti reikia, pavadauti, kad, paprastai tau nieko nesako, tada geriau. Okei, aš būsiu kita busė. Ups. Mes sakom, kad mums reikia pabėgti ir jie nesakė, upsas bus kita pusė. Ojoj, jūs mano niką pamatėt. Oh no, bitch. Tai aš tą video pamiršau parekomenduoti kanalą labai žiauringai. Atsiprašau dėl to, nes aš viską pamirštu. Ne, mums reikia pabėgti šito namo. Aš irgi nebegaliu. Jūs ten jau pabėgot? Pala, reikia nupiešti plaktuką. Taip, reikia žirma geltoną, va. Nupiešiam. Ir prašokom, mergaitė, davai. Yes, bitch. O 19 minučių, o mes praėjom tik pusę žaidimą. Nusiramink, Modesta, nusiramink.
Draugužiai, aš labai bijau, kad tai gal 30 minučių, tai aš dabar jums kažkutį stabdysiu. Nu, va tai va. Draugužiai, atsiprašau, kad aš jums stabdau, aš jūs neišimčiau filmuoti. Tai labai žiūringai jums prašau. Ir aš dabar ir jums stabdysiu dėl to, nes labai ilgas video tada gausas, o jis jau ilgas. Va, nu. Ne, jūs numirsit, sakau. Va, jau sutamo. Tai čia gerai. Mes, va čia sėdim. Jau sutamo įbukas. Jau sutamo. Mes gavom pinigų ir mes netai šaktui, o čia labai blogai. Nu gerai, kad aš atsimenu visas teritorijas. Čia labai gerai, kad aš atsimenu visas teritorijas. Žiūrėkit, man sako, ar namą, ar ugnį. Nu, namą. Bet aš nežinau, kur mes išstatysim tą namą. Žiūrėkit, mes dabar... Karoči. Dabar bus vietas, man taigi reikės bėgti. Nu, aš. Tik neteleportuokit mane iki namo. Labai žiūringai jūs prašau. Mus teleportavo iki namo. Draugužiai, o dieve. Draugužiai, tas įsikrauna. Tai eina įspjauti. Tai va, mes jau čia. Galiu ką daryti. Короче, atsiprašau draugužiai. Mes dabar kramtuškę. Labai atsiprašau. Mes jau palaukom vietų, galim eiti. Kur mes einam? Palaikų spėsim praeiti. Mergaitė paudėm. O ne. Mergaitė. Reikia aukoti, aš matau. Bėgam. Draugužiai. Kas ten šviesis? Mergaitė. Aš tai radau. Ir Vesdanks. Ir vienu. Draugužiai, aš juos matau. Ir Vesdanks, taip aš atspėjau, taip. Aš atspėjau. Ačiū. Monstras, nu pasiduok, nu gal ne jau teleportuotis. Aš einu. Jis pasidavė. Nu čia yra labai gerai. Man reikia atidaryti duris. Ok. Mes einame namuką ir kažkoks naujas darbas. Atsiprašiau. Draugužiai! O dieve, mamo! Kas čia su ja vyksta? Aš išrinkau nebukas. Draugužiai, atsitiko tokia mažytė problemėlė. Dieve. Mus uždarė. Dabar jūs man, draugužiai, man biškut trukdėsi dėl tai, dabar mes darysim parkurą. Draugužiai, aš jūs biškut pastumiu, nu čia nieko nesimatė. Mergaitė netyčia numirė. Nu, aš nenumiriau. Ir mes dabar stovim kažkokiam kubole. Kaip matos, laikas tai užtankamas, tai dabar galim. Be jokių skleikų. O dieve mano. O dieve, pas mane gyvybių mažiau. Nu nieko. Ką čia dar tas, nu kaip jis ten dar, nu aš nežinau. Tik žiūrėt kažką lietuviško, ne rusišką. O dieve mano, ką tu darai? Man šokt? O dieve mano.
Ir ką man su šito dabar daryti? Čia jau kambaras. Ir ką? O dieve. Kaip man jį paimt? Lūgūzis dabar juodas ekranas. Duok man pašimt peilę. Ar kaip jis ten? Duodi man jį pasimt. Man nesvarbu, kad jis tai ne tavo, kad jis tavo. Aš irgi mėgstu vogt. Tu gal irgi mėgsti vogt? Daimantę. Ar kaip tavęs ten? Daimantę. Aš žinau, kad čia tu Daimantė. Kaip tu aš išgyvenu? Nei neklausk. O mes mokam parkūdyti. Davai, mušk jam per snukį. Duok jam per snukį, kad būtų jam. Jeigu kas, va tam Putinui. Jeigu kas jūs niekada niekam nemuškit per snukį. Čia tik žaidimas. Jūs taip nedarykit. Aš jums nepervesiu, prašau, galite aš jums per vatustuvą ir viską pervesti. Ta kaip man jį paėmti? Aš batė ant rajono, aš tėvas rajonoj. Kurgis mano... Mes laimėjom tą. Kaip jintendam. Nu, jeigu mes pasilikom du, tada buvo mūsų baiškiai kažkas. Lalai. O kur mes dingom? Pas mane mažas klausimėlis. Kur mes dingom? Ten trūka, aš žinau, kad tu kažkada tai dar grįši. Ir mes praėjom draugužį. O dieve mano, čia buvo taip sunku. Bet draugužį man žiauringai choreris patiko. Visiems sakau pažais, dėl to jis man labai patiko. Nu ir visiems ate.